motociklas Yamaha valstybiniu numeriu 518 AF. Motociklas matinės juodos spalvos su neišvaizdžia priekinė lempa. Nukentėjusysis Kęstutis Petkevičius teigia, jog motociklą paliko valandai laiko, grįžęs jo neberado. Vienas iš greta buvusių taksi vairuotojų teigia, matęs, kaip 5 jaunuoliai motociklą nustūmė Donelaičio gatve Parodos kalno link. Nusprendėm čia atvažiuoti prie Karo muziejaus aikštės su motociklu mano Yamaha FJ 1100 juodas. Tai atvažiavom čia, pasistatėm šitoj vietoj ir, žodžiu, nuėjom į klubą, pabuvom gal 1,5 valandos. Grįžtu ir nėra, va. Nežinau, ką daryti, skambinau policijai, visur ieškojau. Galiausiai su taksijorai čia išmenino, tai paklausinėjau vienas ir pamatė, pasakė, kad matė 5 vaikinai, pacanai, priėjo prie motociklo ir nusitempė. Ten vieniem yra tipo prikolas, ten fontanę nusimaudyt, kitiem ten prikolas sudubasint kokį silpnesnį ir ten girtis draugam, kitiem mocą pavogti. Buvau kūrą užpylęs už 3 litų. Žinau, kad jie stumėsi ten, vis tą gatvę. Tai kažkaip galvoju, kad tegul į Parodos kalną, tegul jie užsitaisirovė su juo, 205 kg sveria, tai žinai. Iš kitos pusės, rodai. Ką žinau, kaimas. Tai prasme, nenoriu žaisti žmonių iš provincijos, bet kaimas tai nėra vietovė. Kaimas yra stilius. Kaip jautėtės, kai neradote? O kaip jautės, kai neradom? Mergina nekalba. Kiti draugai iš viso. Sakau, pavėžinsiu, ten žiūriu aš prieš juos. Tipo, sako, tai čia su šalmais atėjai, čia maivais, kad su motociklu. Kaip aš jiem įrodysiu, tepalą leido, aš tepalo dėmesį jam rodžiau, sakau, 4 lašeliai vis laik nukrenta. Nukentėjusysis patyrė ne tik materialinę, bet ir moralinę žalą, kas įtakojo netikėtai apsivertusi gyvenimą aukštyn kojom. Mergina, draugai, kolegos jau į Kęstutį žiūri kitomis akimis. Ir galvoju, reikia paskutinį šansą išnaudoti, dar pasivažinėti su motociklais. Ir aš skambinu jam, o jisai sako, motociklo nėra. Pavogė. Nieko nesakydamas padėjau ragelį. Nes, iš tikrųjų, aš nuvažiavęs į Marių aikštelę galiu rasti 10 motociklininkų. Kitą dieną aš pagalvojau, gal aš pagailėsiu, aš paskambinsiu, paklausiu, kaip jiems sekasi, gal jis jau rado motociklą vis dėlto. Paskambinau ir aš supratau, kad aš neturiu apie ką su juo kalbėti tiesiog, nes nerandu temų tiesiog, visiškai. Nerado motociklo. Jisai nerado dar motociklo. Norėdami padėti Kęstučiui susigrąžinti pilnavertį gyvenimą, praneškite, jei matėte 5 rodus stumiančius juodą motociklą Donelaičio gatve.